Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandieną yra 26 metų kovo 24 diena, antradienis. Šios dienos laidoje dar kartą apie išmaniuosius elektros energijos skaitiklius. Pirmiausia, atsakysiu į vieną klausimą, po to papasakosiu anekdotą, o trečioj daly, e, nenorėjau taip sakyti, bet jau dabar pasakysiu, įkalsim dar vieną vinį į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir energijos skirstymo operatoriaus karstą. Tai pradėsiu nuo klausimo. Labai dažnai yra klausiama. Ar štai gavome laišką iš energijos skirstymo operatoriaus, jame parašyta, kad skaitiklis yra ESO nuosavybė, kad esamo skaitiklio metrologinė patikra yra pasibaigusi, kad jisai turi būti pakeistas, nes esamas dėl pasibaigusios metrologinės patikros nebegali būti eksploatuojamas ir vartotojas jisai klausia arba jis yra pasimetęs, arba kai kreipiasi į ESO su laišku, su prašymu, su pretenzija, ESO jam atsako, kad štai metrologinė patikra yra pasibaigusi skaitiklio, jūs privalote leisti tą skaitiklį pakeisti ir aišku, mes keičiame tą skaitiklį tik tai į išmanųjį skaitiklį. Tai vartotojas klausia, tai mes turime teisę atsisakyti, kad būtų mums sumontuotas, įdėktas būtent išmanusis skaitiklis. Žiūrėkite, reikalas yra koks. Iš tikrųjų, skaitiklis yra ESO nuosavybė. ESO iš tiesų turi teisę skaitiklį prižiūrėti, keisti, remontuoti, eksploatuoti ir taip toliau. Vartotojas, aš niekur nuo to nebėgu, vartotojas taip pat privalo sudaryti sąlygas energijos skirstymo operatoriui pakeisti esamą skaitiklį, prižiūrėti, prieiti prie to skaitiklio. Tai yra nustatyta teisės aktais. Bet kai mes kalbame apie išmaniosios apskaitos sistemos dėgymą, ne mes pamirštame, o ESO pamiršta. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pamiršta, kad čia galioja specialios teisės normos, kurios yra įtvirtintos elektros energetikos įstatyme. Viena iš tokių yra teisės norma, kuri nustato tam tikras pareigas energijos skirstymo operatoriui ir konkrečiai nustato pareigą įmoniai ESO prieš įdiegiant vartotojui išmaniąją apskaitos sistemą suteikti vartotojui visą informaciją apie visas išmaniosios apskaitos sistemos galimybės valdyti skaitiklio rodmenis, taupyti elektros energiją ir taip toliau. Dar kartą pabrėžiu, įstatymas įpareigoja įmonę ESO prieš vartotojui įdiegiant išmaniąją apskaitos sistemą, vartotojui suteikti visą informaciją apie išmaniąją apskaitos sistemą. Ir dabar, kai mes kreipiamės į įmonę ESO, ne kartą kreipiamės, prašome, kad mums būtų pateikta informacija apie pačią išmaniąją apskaitos sistemą, apie tai, kokios yra tos sistemos sudedamosios dalys, kaip tos sistemos sudedamosios dalys tarpusavyje sąveikauja, kokie yra techniniai parametrai, kokie yra funkciniai parametrai, kaip yra užtikrinamas saugumas, kaip galima naudojantis išmaniąją apskaitos sistema valdyti skaitiklio rodmenis. Pabrėžiu, kaip naudojantis išmaniąją apskaitos sistema galima valdyti skaitiklio rodmenis. Mes prašome pateikti įmonės ESO, kad pateiktų mums skaitiklio naudojimo instrukcijas, skaitiklio įrengimo instrukcijas. Ir kai mums į šitos klausimus neatsakoma yra, kai prašomi dokumentai yra nepateikiami, sakau, čia yra anekdotinis atvejis, kai yra skaitiklio naudojimo instrukcija, yra pripažįstama konfidencialia informacija ir ji nepateikiama vartotojui. Tai vat, kai mes turime tokią situaciją, kai ESO nepateikia mums kaip vartotojui elementarios informacijos apie išmanąją apskaitos sistemą, tai dabar klausimas toks retorinis, sakykime. Jūs pagalvokite tiesiog, aš jį garsiai užduosiu. Tai ar mes turime teisę sutikti ar nesutikti su tuo, kad skaitiklis būtų pakeistas būtent į išmanųjį skaitiklį? Jeigu įmonė ESO prieš įdiegiant išmanąją apskaitos sistemą atsisako mums suteikti visą informaciją apie tą sistemą.
O čia ir yra, turbūt atsakymą jau garsiai sakyti ir nereikia, jūs patys puikiai suprantate, kad be abejo, taip mes turime teisę atsisakyti, sutikti, tai yra turime teisę nesutikti su tuo, kad mums būtų įdėktas išmanusis skaitiklis, tol, kol įmonė ESO mums neatsakys į pateiktus klausimus, aiškiai, tiksliai, konkrečiai, tol, kol įmonė ESO nepateiks mums prašomų dokumentų apie išmanį apskaitos sistemą. Arba kitas variantas, tol, kol įmonė ESO negaus teismo leidimo. Teismo leidimo patekti prie skaitiklio, kuris dažniausiu atveju yra įrengtas mums nuosavybės teise priklausančiose patalpose. Nesvarbu, ar tai asmeninės nuosavybės teise jums priklauso patalpa, ar bendrosios dalinės nuosavybės teise šita patalpa jums priklauso. Štai viena dalis jau laidos liko užnugaryje. Dabar anekdotą papasakosiu. Anekdotas yra susijęs su ta pačia išmaniaja apskaitos sistema. Esu pasakojęs, kalbėjęs ir aš manau nemaža dalis jūsų žinote, kad 2019 metais Valstybinė energetikos reguliavimo taryba derino ir nutarimu suderino energijos skirstymo operatoriaus investicijų projektą išmaniosios apskaitos sistemos diegimas Lietuvoje. Tas projektas dar kitaip galima būtų pavadinti kaštų ir naudos analizė. Tai buvo atliekamas ekonominis vertinimas, tikslu nustatyti, kokios yra sąnaudos įgyvendinant šitą projektą ir ar tos naudos, kurias gaus vartotojai, kurias gaus rinka, nusvers tuos kaštus, kuriuos reikia investuoti į šitą projektą. Vienas iš kriterijų, ir beje ESO labai dažnai pabrėžia, ir praktiškai tai yra dažniausiai tiražuojamas, dažniausiai reklamuojamas išmaniosios apskaitos sistemos privalumas vartotojui, tai yra, kad vartotojui nereikės nurašinėti skaitiklio parodymų. Ir jeigu mes paskaitysime tą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymą, kurioje yra aprašomas pats projektas, ir to projekto ekonominės naudos, viena iš tų ekonominių naudų tai yra laiko sutaupymai. Juodu ant balto yra parašyta, kad dėka to, kad vartotojui nereikės nurašinėti skaitiklio parodymų, vartotojas per metus sutaupys 4 minutės laiko ir tos 4 minutės laiko yra įvertintos pinigais, bet tik tai reiškia reikalas tas, kad negalime žinoti, kiek tiksliai, kokia pinigų suma yra įvertinta tos 4 minutės. Bet faktas yra tas, kad tos 4 sutaupytos minutės yra įvertintos pinigais, na ir tie pinigai, sutaupymai, reiškia, jie atsispindi atitinkamai tame ekonominėme vertinime. Reiškia, 4 minutės mes sutaupysim per metus ir todėl vartotojas, čia yra didžiulė jam nauda yra. Bet anekdotas kame yra? Anekdotas yra tame, kad aš skaitydamas elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, skaitydamas energetikos ministro įsakymų patvirtintas sutarčių su buitiniais vartotojais standartinės sąlygas, juose randu tokią sąlygą, tokią pareigą vartotojui. Vartotojas turi tam tikras pareigas. Taip, ir viena iš tų pareigų yra periodiškai tikrinti elektros energijos apskaitos plombas. Nepasakyta, kaip dažnai mes jas turime tikrinti, bet mes jas privalome tikrinti, tai yra mūsų kaip elektros energijos pirkimo, pardavimo ir persiuntimo paslaugos, reiškia, teikimo sutarties tokia šalies, reiškia, tokia pareiga periodiškai tikrinti skaitiklio plombas. Ir jeigu mes pastebėjome, kad tos plombos yra pažeistos, mes pagal taisyklės, pagal sutartį, mes privalome apie tai nedelsiant pranešti energijos skirstymo operatoriui. Tai aš įsivaizduoju, kad mes, mažiausiai turbūt gal net reikėtų kartą per savaitę vis nueiti ir patikrinti, ar tos plombos nėra pažeistos.
Tai jeigu aš kartą per savaitę turiu nueiti patikrinti, ar plombos nėra pažeistos, gerai, tegul bus kartą per mėnesį aš turiu nueiti ir patikrinti, ar plombos nėra pažeistos. Tai kaip čia yra su tais laiko sutaupimais? Tai jeigu aš einu patikrinti, ar plombos nėra pažeistos, aš tuo pačiu nuėjimu nurašau ir skaitiklio rodmenis. Vadinasi, jokių realių sutaupimų įrengus išmanėją apskaitos sistemą vartotojas tuo klausimu, kalbant apie laiko sutaupimus, kuriuos vartotojas pagal tą investicinį projektą, reiškia, jokių realių sutaupimų nėra, bet jie yra įvertinti derinant projektą. Ir tokiu būdu tas rodiklis, aišku, čia nėra vienintelis rodiklis, bet jis vienas iš rodiklių yra, jis taip pat nulėmė tai, kad tas projektas buvo suderintas, duodant išvadą, kad ekonominės naudos, kurias patirs vartotojas, yra didesnės negu tie kaštai, kurie bus investuoti į šito projekto įgyvendinimą. Tai šitą situaciją aš anekdotinę vadinu situaciją, mes dar pasiaiškinsim tuos dalykus. O dabar trečioji dalis, kurioje dar kartelį aš jums priminsiu. Priminsiu tokį dalyką, kad va štai tas ekonominis vertinimas, to investicinio projekto ekonominis vertinimas, kurį suderino taryba, jis pirmiausia turėjo būti nesuderintas, o patvirtintas. O kitas svarbiausias yra dalykas tai, kad derinant, tvirtinant šitą investicinį projektą, energijos skirstymo operatorius turėjo vadovautis ES direktyvomis, kuriuose yra pasakyta, kad ekonominis vertinimas yra atliekamas pagal tam tikrą Europos komisijos rekomendaciją, kuri yra patvirtinta dar 2012 metais. Ir toje rekomendacijoje, apart visų kitų dalykų, yra pasakyta, kad išmaniosios apskaitos sistemos ir duomenų, kurie yra perduodami šitą sistemą saugumas, turi būti užtikrintas taikant pačius aukščiausius kibernetinio saugumo reikalavimus. Elektros energetikos įstatyme yra pasakyta, kad ekonominis vertinimas turi būti atliktas įvertinus visas sąnaudas, kurios bus patirtos įgyvendinant šitą projektą. Ir elektros energetikos įstatyme taip pat yra pasakyta, jog šitas įstatymas yra visiškai pilnai suderintas su ES direktyvomis, kuriuose, kaip minėjau, ir yra šitas reikalavimas, rengiant ekonominį vertinimą, atsižvelgti į pačius aukščiausius kibernetinio saugumo reikalavimus, kiek tai yra susiję su išmaniosios apskaitos sistemos kaip visumos saugumu ir kiek tai yra susiję su šita sistema perduodamų duomenų saugumu. Taip pat elektros įrenginių įrengimo taisyklėse turi būti, yra nustatyta, čia jau mūsų energetikos ministro įsakymų patvirtintose elektros įrenginių įrengimo taisyklėse yra nustatyta, kad išmanioji apskaitos sistema be kita ko turi užtikrinti ES ir nacionaliniais teisės aktais nustatytą išmaniosios apskaitos sistemų ir duomenų perdavimo saugumo lygį, atsižvelgiant į geriausius aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius. Ir sausio 21 dieną aš, vadovaudamasis tuo, ką tik pasakiau, aš kreipiausi į 3 adresatus, į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, tiksliau kreipiausi į 2 adresatus, į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir į energetikos ministeriją. Suformulavau 6 tokius klausimus, 6 prašymus. Pirmas klausimas. Aš paprašiau nurodyti ES teisės aktus ir konkrečias tų teisės aktų nuostatas, straipsnius, dalis ir punktus, kuriuose yra nustatytas išmaniosios apskaitos sistemų ir duomenų perdavimo saugumo lygis. Antrų klausimų prašiau nurodyti nacionalinius, tai yra Lietuvos Respublikos teisės aktus
ir konkrečias tų teisės aktų nuostatas, kuriuose yra nustatytas išmaniosios apskaitos sistemų ir duomenų perdavimo saugumo lygis. Trečiu punktu prašiau patvirtinti, kad nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas išmaniosios apskaitos sistemų ir duomenų perdavimo saugumo lygis yra nustatytas atsižvelgiant į geriausius aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius. Ketvirtu punktu prašiau pagrysti, tai yra pateikti objektyvius įrodymus, kurie pagrindžia, kad operatoriaus, tai yra ESO, diegiamos išmaniosios apskaitos sistemos ir jie tvarkomų duomenų perdavimo saugumo lygis yra nustatytas atsižvelgiant į geriausius aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius. Penktų klausimų prašiau pagrysti, kad išmaniojo elektros energijos skaitiklio, kuris yra išmaniosios apskaitos sistemos sudėtinė dalis, programinės įrangos saugumo lygis yra nustatytas atsižvelgiant į geriausius aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius. Ir šeštų punktų prašiau patvirtinti, kad taryba, derindama operatoriaus parengtą investicinį projektą, bet čia kur sakau, tai buvo atliekama 2019 metais, kad taryba derindama šitą investicinį projektą patikrino ir įsitikino tuo, kad operatoriaus ketinamos diegti išmaniosios apskaitos sistemos ir jie perduodamų duomenų perdavimo saugumo lygis yra nustatytas atsižvelgiant į geriausius aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius. Aš dabar praleidžiu, ką man atsakė ministerija, nekalbu apie tai, ką ten po to man atsakė energijos skirstymo operatorius, taupydamas laiką, aš jums esmę noriu pasakyti, ką atsakė iš tikrųjų taryba. Nes tai, ką atsakė taryba, tai man atrodo yra Vėlgi norėjau sakyti anekdotas, bet čia jau yra toksai anekdotas, juodo humoro anekdotas. Pirmiausia, taryba atsakydama į šitą raštą, jinai pasakė, kad 1 ir 5 klausimai yra ne jos kompetencijos klausimai ir jie tuos klausimus persiunčia nagrinėti nacionaliniam kibernetinės saugos centrui. Čia atsakymas tarybos, patikslinsiu, buvo 26 metų vasario 20 dienos. Reiškia, jie atsakė, kad persiunčia tą 1 ir 5 klausimus, persiunčia nagrinėti nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. O atsakydama į 6, tai aišku, jau čia yra absurdas, reiškia. Aš prašau, dar kartą priminsiu, aš prašau nurodyti nacionalinius teisės aktus ir konkrečias tų teisės aktų nuostatas, kuriuose yra nustatytas išmaniosios apskaitos sistemų ir duomenų perdavimo saugumo lygis. Priminsiu, kad pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklės išmanioji apskaitos sistema, kurią diegia ESO, turi atitikti nacionaliniais teisės aktais nustatytą išmaniosios apskaitos sistemos ir duomenų perdavimo saugumo lygį, kuris atitinkamai turi būti nustatytas atsižvelgiant į geriausius aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius. Tai aš pagristai manau, kad čia ne tai, kad manau, aš esu įsitikinęs, kad taryba 2019 metais patvirtindama investicinį projektą, jinai turėjo pirmiausia pasižiūrėti, ar tai, ką deklaruoja ESO, ką jie ruošiasi diegti, ar tai atitinka tuos aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius, tiek pačios sistemos saugumo lygis, tiek duomenų perdavimo saugumo lygis. Nesgi nuo to, kokia yra parinkta technologija, pavadinkim taip, nuo to, kokie yra taikomi tie saugumo reikalavimai, nuo to galų gale ir kaštai priklauso to projekto įgyvendinimo. Tai kaip tu gali derinti projektą investicinį, nežinodamas, kas bus diegiama. Tai nuo to, kas bus diegiama, priklauso, kiek tai kainuos. Galų gale, aš kaip minėjau, elektros energetikos įstatymas yra jame pasakyta, kad jis yra pilnai suderintas su ES direktyvomis, kuriuose yra nurodyta, kad turi būti atliekama šita kaštų ir naudos analizė, tai yra tas investicinis projektas, turi būti paruoštas, turi būti įvertintas, o kompetitinga institucija, tai yra šiuo atveju valstybinė energetikos reguliavimo taryba,
Jį turi arba suderinti, arba nesuderinti. Ir direktyvose yra pasakyta, kad atliekant tokį vertinimą turi būti atsižvelgta į pačius geriausius aukščiausio lygio kibernetinės apsaugos pavyzdžius, kalbant apie sistemos saugumą ir duomenų saugumą. Tai čia negali būti netgi jokių klausimų dėl to, kad taryba derindama investicinį projektą tą privalėjo įvertinti. Bet dabar taryba netgi atsako, kad ji yra net nekompetitinga atsakyti į klausimą, kokie tie nacionaliniai teisės aktai reguliuoja išmaniosios apskaitos sistemos ir duomenų perdavimo saugumo lygį. O žinot, kodėl jie negali atsakyti ir kodėl jie nukreipia į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą? Jie negali patys atsakyti, nes nėra tų teisės aktų. Ir dėl to turbūt neatsitiktinai dar iki pat šios dienos, tai jau praėjo daugiau negu 2 mėnesiai nuo mano kreipimosi, na tiesa, taryba raštą nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui persiuntė vasario 20, bet tai visgi jau praėjo ir nuo tos dienos skaičiuojant daugiau negu mėnuo. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar nėra man atsakęs į klausimą, kokie yra tie nacionaliniai teisės aktai, kuriuose yra nustatytas nustatytas išmaniosios apskaitos sistemos ir jie perdodamų duomenų apsaugos lygis ir kokie tie yra saugumo standartai taikomi šitai išmaniai apskaitos sistemai. Dar vienas nedidelis anekdotas yra tai, kad energetikos ministerija taip pat atsisakė į šitos klausimus atsakinėti, tą mano paklausimą persiųsdama energijos skirstymo operatoriui. Trumpai priminsiu, aš esu jums jau tai sakęs, kad energijos skirstymo operatorius atsakydamas į klausimus, kokie tie yra nacionaliniai teisės aktai ir kokie yra konkretūs tų teisės aktų straipsniai, dalys ir punktai, kuriuose yra tai įtvirtinta. Jisai išvardino man visus jam žinomus teisės aktus. Be jokių nuorodų į konkrečius straipsnius, jis ten paminėjo ir vartotojų teisų apsaugos įstatymą, ir viešojo administravimo įstatymą. Prie ko čia viešojo administravimo įstatymas ir išmaniosios apskaitos sistemos duomenų perdavimo saugumo lygis. Aš tai vertinu kaip trolinimą, kaip pasityčiojimą iš vartotojų, bet pasižiūrėsime, kas juoksis paskutinis. Jie puikiai supranta šitie niekšai, kad jau jie yra įsprausti į kampą. Vat kaip kokie žiurkėnai. Nu tegul pasispardo, mes dabar juos irgi šituo raštu, beje dabar ką aš komentuoju, tai yra dar vienas kreipimasis į viešųjų pirkimų tarnybą, į valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir su klausimu. Jūs konkrečiai atsakykit, nes taryba 26 metų vasario 20 dieną man taip ir nepatvirtino, kad jie tikrino ar netikrino, tiesiogiai jie to nei patvirtino, nei paneigė. Jie pradėjo sukti uodegą apie tai, kad vadovaujantis įstatymu yra kažkoks tai investicijų derinimo tvarkos aprašas, kad tame apraše yra pasakyta, kokią informaciją turi pateikti tarybai energetikos įmonė ir kad vadovaujantis tuo aprašu įmonės ESO investicijų projektas ir buvo suderintas ir jie maždaug duoda suprasti, kad vadovaujantis tuo investicijų derinimo aprašu nėra numatyta, kad taryba turi tokius klausimus vertinti, koks ten tas duomenų apsaugos lygis, koks yra tos išmaniosios apskaitos sistemos apsaugos lygis ir taip toliau. Bet, mėly mano, čia ne jums aš sakau, o kreipiuosi į valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Jūsgi puikiai suprantat ir puikiai žinot, kad šitos procedūros, apie ką aš dabar kalbu, tai yra specialiosios procedūros ir įstatymas labai aiškiai sako, kad turi būti atlikta visų sąnaudų analizė, O Europinės direktyvos, kuriomis jūs dažnai mėgstate mojuoti, labai aiškiai sako, kad atliekant šitą vertinimą turi būti atsižvelgiama ir vadovaujamasi tuo, kad šitos sistemos, kurias parenka energetikos įmonė, jos turi atitikti tos dienos pačias pažangiausias išmaniosios apskaitos sistemos saugumui ir duomenų perdavimo saugumui taikomus pačius pažangiausius standartus. Tai kadangi taryba, jinai vasario 20 dienos atsakymų tiesiogiai nei patvirtino, nei paneigė, ar ji tikrino ar netikrino 2019 metais tai, ką jie privalėjo patikrinti, aš šiandieną išsiunčiu dar vieną raštą, mano atstovaujamų elektros energijos vartotojų vardu, išsiunčiu dar vieną raštą į tarybą,
Žinia jisai aišku siunčiamas ir energetikos ministerijai, ir energijos skirstimo operatoriui. Tegul šitie žiurkėnai žino, kad jų uodegos jau yra prispaustos ir su kiekvienu atsakymu jie save vis labiau ir labiau skandina. Aš esu be galo dėkingas Jums, kad Jūs visus tuos, jau reikia sakyti, metus, ne mėnesius, o metus padedate ir prisidedate prie veiklos, palaikote. Mes kartu bendromis jėgomis ištraukiame į dienos šviesą vis daugiau ir daugiau akivaizdžių faktų ir įrodymų, kaip yra meluojama, kaip yra manipuliuojama, kaip yra ciniškai elgiamasi, nepabijokim šito žodžio, vartotojų atžvilgių. Aš Jums dar šią savaitę paruošiu dar vieną medžiagą, kuriu paaiškinsiu tai, kaip susidegino pats energijos skirstimo operatorius atsakinėdamas į jam pateiktus klausimus. Visi šitie klausimai bus padėti ant stalo teismo verdiktui priimti ir galės tada energijos skirstimo operatorius kartu su taryba ir galbūt ir su kitom institucijom, su ta pačia energetikos ministerija, kuri taip pat reikia pripažinti ne viską, toli gražu ne viską yra atlikusi, ką jinai privalėjo atlikti pagal įstatymą. Vat galės visus šitos argumentus dėstyti teisme ir kaip esu nekartą minėjęs, jeigu Lietuvos Respublikos teismai mūsų neišgirs, mes pasibelsime ir į Europinius teismus. Aš labai retai, kada žmonės agituoju, aš apskritai ir čia neagituoju nei vieno kažką daryti ar kažko nedaryti, kiekvienas sprendžiam ir priimam sprendimus savarankiškai, bet aš kitą dalyką norėjau pasakyti, kad jeigu aš pats netikiu tuo, ką aš darau, aš tada tiesiog to nedarau, bet kadangi čia mes dabar turim tokius stiprius argumentus, kad tiesiog viską palikti nuo šalyje būtų klaida. Mes turim tikrai rimtą, stiprią poziciją. Ir būtent tai mane veda į priekį. Dar kartą ačiū Jums, kad esate kartu. Šiandien dienai tiek. Ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Tikiuosi nelabai sudėtingai papasakojau tai, ką papasakojau. Tikiuosi Jūs nelabai išvargot manęs beklausydami. Šį kartą neįprastai savo kalbėjau greitai, nežinau, tai Jums patinka, nepatinka. Mėgstu kalbėti paprastai lėčiau, bet taip kaip gavosi, dovanokit, jei kas buvo ne taip, užtenka, eteris baigėsi. Gražios popietės ir iki kitų susitikimų, mėlyjei.